Sveiki, esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė ir šiandien su jumis sveikinuosi iš savo labai mylimos vasaros meditacijų vietos po didžiulę pušim, kur mėgstu ateiti pasvajoti, pamedituoti, pagalvoti. Čia gimsta pačios geriausios mano idėjos ir vasaros seminarų ciklas, į kurį kviečiu ir vis dar galite prisijungti šiemet. Ta idėja gimė pernai man būtent čia po šitą pušim ir šiais metais aš dėl to šį ciklą vėl kartoju. O šiandien kalbam jau apie 5-ąjį absoliutaus potencialo dėsnį. Ir absoliutaus potencialo dėsnis sako, kad kiekvienas mūsų kaip šaltinio energijos dalis esam grynas absoliutus potencialas. Ir šiame dėsnyje noriu pakomentuoti du momentus. Pirmas tai yra tai, kad mes esam šaltinio energijos dalis ir tai yra idėja, kad mes visi esam prisijungę prie tos šaltinio energijos, kuri teka per mus, tik tai kartais, kai mes pamirštam, kai atsijungiam, kai nejaučiam, tada pradedam jaustis vieniši, silpni, bejėgiai, mums atrodo, kad kažkas tai vyksta su mumis, bet ne patys mes tai kuriam. Ir tada, kai mes vėl susijungiam su gamta, su visata, su šaltinio energija, kai pajaučiam, kad vėl atsistojam tvirtai ant kojų, tada vėl mums pradeda tarsi viskas sektis ir viskas jau vėl atrodo gerai. Ir palyginimas man ateina į galvą stovint po šitą pušim, tai pagalvokit apie šitą pušies spyglį. Jeigu šitas spyglys jaučiasi atsijungęs nuo visos pušies, nuo bendro medžio, tada jisai tikrai turėtų jaustis bejėgis, nes jisai nedalyvauja nei sprendimų priėmime, į kurią pusę augti, kokia šaka turėtų būti, kur išaugti naujas ūglys. Ir turėtų tiesiog jaustis tas spyglys labai bejėgis, ne? Bet tada, kai jisai supranta, kad jisai yra šitos didžiulės aukštos pušies dalis ir yra visos visatos dalis, kad pušis jį maitina, suteikia jam maistinės medžiagas, kur jam reikia, kad augtų, apsaugo jį žiemą, kad jisai galėtų išgyventi ir sulaukti pavasario, kad galėtų pražysti, tada jisai tikriausiai jaučiasi visai kitaip. Ir panašiai ir mes tada, kai jaučiamės silpni ir bejėgiai, ar mums atrodo, kad gyvenimas eina kažkaip pro šalį, arba kad ne mes įtakojam gyvenimą, bet tik tai gyvenimas įtakoja mus, kad su mumis kažkas vyksta, tai yra požymis, kad mes esam atsijungę nuo savo tos vidinės išminties, kurią mes visi turim ir jūs visi tikrai esat patyrę tą būseną, kai atrodo, kad visi atsakymai aiškus ir aš žinau, ką daryti, suprantu, ko noriu ir kaip man judėti į priekį. Ir antroji dalis šio dėsnio sako, kad mes esam grynas absoliutus potencialas, tai reiškia, kad mes galim patapti tuo, ko norim tapti, mes galim turėti tai, ką norim turėti. Ir čia, man atrodo, šito dėsnio dėka yra gimęs posakis atsargiai norėk, nes visi norai pildosi. Ir čia turiu porą pavyzdžių iš savo asmeninės patirties, kuo noriu su jumis pasidalinti. Pirmas pavyzdys tai yra apie tai, kaip mano katinas atsirado mano gyvenime, katinas, kuris kartais būna mano įrašų herojus, čia į mišką jo neatsinešiau, bet kažkada prieš daug metų parašiau Facebook'e tiesiog, kad noriu katino kaip idėją, žinot, ten yra, vis jie kviečia pasidalinti, apie ką dabar galvoja, tai parašiau, kad noriu katino. Neturėjau minty, kad konkrečiai dabar noriu fizinio gyvo padaro atsirandančio mano namuose, bet praėjo nuo to laiko pakankamai nedaug, nežinau, gal ten porą savaičių ir taip atsitiko, kad man paskambino viena pažįstama, kuri pasakė, kad atsirado toks katinas, kuris dabar neturi namų, žodžiu, ilgą istoriją sutrumpinus, tai baigėsi viskas to, kad tas katinas atsirado pas mane namuose ir štai jau mes 6 metus kartu ir nuo pat pirmos akimirkos jis elgėsi taip, lyg tai ne aš, o jis čia būtų šeimininkas, kaip katinai mėgsta. Ir juokauju, kad jeigu norit, kad jūsų kažkoks noras išsipildytų, tai yra užrašykit jį raštu ir parašykit Facebook'e ir žiūrėkit, kaip tai virsta tikrovė. Tai vienas pavyzdys, o kitas pavyzdys yra, kurį mėgstu savo seminaruose pasakoti, tai yra apie tai, kad 2008 metais, tai prieš 8 metus, vasarą dalyvavau tokio lyderystės konferencijoje Švedijoje ir ten buvo užduotis parašyti, kaip mes įsivaizduojam, kad mūsų gyvenimas atrodys po 10 metų. Ir kadangi 10 metų man atrodė, taip toli, net nereikia čia sukti galvos ir aš užrašiau pirmą dalyką, kuris man atėjo į galvą, parašiau, kad noriu dirbti su mokymais ir būti coacherė, coachingo specialistė. Ir kadangi po to labai nesukau galvos apie tai, kaip tai, ar tai realu, ar taip gali iš tikrųjų įvykti ar ne, nes 10 metų man atrodė tiesiog per ilgas laiko tarpas ir nuo to laiko iki tada, kai vedžiau pirmą savo mokymą, praėjo mažiau negu metai. Per tuos metus aš pasibaigiau trenerių paruošimo kursus, viešo kalbėjimo kursus, nors prieš tai aš tikrai nebuvau iš tų, kurie drąsiai kalba prieš auditoriją, man norėdavo tik tai skradžiai žemę prasmegti, kai reikėdavo atsistoti prieš auditoriją ir kažką pasakyti. Tai man tokie yra pavyzdžiai, kurie ateina į galvą, kai galvoju apie absoliutaus potencialo dėsnį. Mes galim turėti bet ką tik sugalvojam. Ir vienintelis dalykas, kuris mus stabdo nuo to, kad tai, ko mes norim, virstų tikrovė, yra mūsų pačių abejojimas, ar tai realu
nerealu ir galvojimas, kaip tai įvyks. Apie tai aš kalbėsiu per kitą įrašą, kalbėsiu apie paleidimo dėsnį, tai dar viena detalė visoje dėlioniai, kaip veikia traukos dėsnis, kaip veikia visatos dėsniai ir kaip padaryti, kad mūsų norai greičiau pildytųsi. O šiandien noriu dar kartą pasakyti, kad jeigu jūs jaučiat, kad nori daugiau, jeigu nori daugiau pratimų, įrankių, formuoti įgūdį, kaipgi naudoti šios dėsnius, tai prisijunkit prie vasaros seminarų, o ką jau galite dabar padaryti, tai leiskit savo svajoti, treniruokit svajojimo raumenį, skirkit laiko pasvajoti, pagalvoti, kaip norit, kad jūsų gyvenimas atrodytų, ką norit turėti, užrašykit tai raštus, formuluokit konkrečiai ir paskui pastebėkit, kaip tai virsta tikrovė. Ir parašykit man, kaip tai įvyko. Ačiū tiems, kurie jau rašot ir dalinatės apie viską, kas vyksta jūsų gyvenime, kas keičiasi. O kol kas linkiu jums gražaus vakaro, gražios dienos, gražių vasariškų dienų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Čia buvo Justina. Iki.